Sveiki gyvi, 16 pamoka. Norėčiau ją pradėti nuo doctypų. Vat praeitą pamoką aš apie juos užsiminiau, bet labai mažai informacijos pasakiau, tad, šiandien norėčiau duoti jums tinklapį pasiskaityti, jeigu bus įdomu, visgi kas yra tie doctypai ir kodėl mums juos reikia uždėti. Štai yra būtent tie palyginimai, kuom skiriasi strict, transitional ir frame set. Ir suprasit, kodėl mes paėmėm transitional būtent, o ne kažkokį kitokį. Taip pat yra šiokie tokie klaidų tipai, kuriuos darom. Aš pavyzdžiui, rašau break line tagą BR, o iš tikrųjų reikėtų rašyti kaip image tagą su savyje užsidarimu. Nuo šiol bandysim taip ir daryti, kad rašyti taisyklingai, aišku, veiks bet kokiu atveju, bet kas yra taisyklinga, tas yra taisyklinga. Bandysime puoselėti. Bandysiu puoselėti šitos dalykus ir naudoti juos. Čia daugiau yra viskių variantų. Tad siūlau apsilankyti šitam tinklapyje, jį rasite description'e, aš manau. Ir šiaip jis čia dabar apačioj turėtų bėgti pagal idėją. Apsilankykite, jeigu domina, susižinokit, kam reikalingi tie doctypai ir taip toliau. Gerai, o šiandieną pagaliau nustosime dirbti su body ir pereisim į headą. Taigi prasidės CSS pamokos. Jos, asmeniškai man yra sunkesnės negu, pavyzdžiui, XHTML, bet maždaug pakodavus 2, 3, 4 dienas pradeda įsikirsti ir, tai nebeatrodo taip sunku. Ir dar kas man CSS nelabai patinka, nes ten yra tūkstančiai visokiausių variantų, kuriuos galima daryti. Labai daug. Aišku, jų visų nieks neįsimins. Aš netgi pats geriausias žmogus, kuris turi ten beribę atmintį. Taipogi ir aš ten visko nežinau taip, kad, įsiminsi tik tam tikrus dalykus, kurie bus reikalingiausi. Aišku, galima internete pasieškoti, kas konkrečiau domina. Taigi, gerai, nieko nelaukiam, judam. Taigi, pradedant kažką rašyti CSS kalba, pirmiausia, mums reikia būtent nusistatyti tagus. Tam, pavyzdžiui, kaip kad, tarkime, headas ir į headą rašysim visokius dalykus, ar ne? Be heado mes negalime. Taip pat bus ir su CSS. Jam reikia nustatyti tagus ir tik tose taguose bus galima programuoti CSS. Už tų tagų CSS nebesiskaitys. Kaip pavyzdį, galiu iš karto ir parašyti. CSS tagus tai būtų style. Būtent taip ir atrodo mūsų CSS tagas, kuriame rašysime CSS kalbą. Bet vėlgi, mūsų šitas tagas būtinai turi turėti vieną atributą. Be jo niekaip neįsiversim ir mūsų naršyklė nesupras, ko mes iš jos norime. Tai būtų type. Ir čia nurodysime, kokią mes kalbą rašysime kodą. Tai būtų text/css. Dabar galime drąsiai pradėti programuoti mūsų CSS kalbą. Aišku, galim pasidaryti iš pradžių tokį basicą tinklapį, kad būtų ką mums keisti. Ir dar vienas dalykas, body yra tarsi branduolys viso mūsų tinklapio, būtent viską, ką mes darom, dedam, nuotraukas, paragrafus, linkus ir taip toliau. O heade, būtent tam style tagė, mes CSS pagalba viską gražinsim. Taigi, pasidarom, tarkime, labai paprasta. Čia yra pats čiausias. Aišku, būtinai turim klaidų pridaryti, nes kitaip, kažkaip nesižiūrės turbūt. Ir aišku, ką aš čia dabar darau? Turime pasidaryti, tarkim, paragrafą, ne? Čia yra paragrafo sakinys. Būkite tikri, kad darote klaidas, nes kitaip neveiks. Gerai, mes, kaip matote, turim 2 sakinius.
aišku, jie bus vienoje eilutėje. Ne, jie nebus vienoje eilutėje, nes aš panaudojau paragrafą. Persiprašau. Ir tarkime, čia yra paprasčiausias sakinys, paliksime ir naudosime, tarkim, keisim kažką, kur yra, čia yra paragrafop sakinyje. Būtent šitą sakinyje. Gerai, tarkim, pirmiausiai galim pasikeisti spalvą. Bet dabar vienas dalykas. Kaip nurodyti CSS kalba, ką mes būtent norime keisti. Aš, pavyzdžiui, noriu paragrafą keisti, tai mums visada reikės įrašyti būtent tarp tų skliaustų vadinamų, koks yra tago pavadinimas. Tiesiog be jokių papildomų ženklų parašyti tai va. Ką mes norim keisti. Šitas reiškia, kad visam mano tinklapyje keisim paragrafus. Visus iki vieno paragrafus. Ir mūsų, mes turim tiesiog pasirašyti tą tago pavadinimą ir padėti tarpą. Viskas. O pas kodas bus koduojamas šituose lauštiniuose skliaustuose. Na gerai, tarkim, jeigu aš noriu pakeisti spalvą, kodas yra tiesiog color. Šitas vienas lengvesnių, kiti bus biškai sunkesni. Color ir dedam dvitaškį ir jau po dvitaškio tada rašom, į kokią spalvą mes norim keisti. Tarkime, raudoną, ne? Ir būtinai po mūsų galutinio varianto, ką mes norime daryti, turim padėti kabletaškį. Gerai, pabandom išsaugoti, refreshinti ir mūsų, kaip matote, sakinys čia yra paragrafop sakinyje, nusidažė raudonai. Taigi dar kartelį. Čia rašome tago pavadinimą, kuriuos mes norėsim keisti, ar kuri. Tarp lauštinių skliaustų nurodome, ką mes su juo darysime, būtent ką mes norime jame keisti, o čia nurodome po dvitaškio, į ką mes keisim. Tarsi, spalvą keisim į tą, ten šriftą keisim į tokį, ten tą, supratote maždaug. Gerai, galim dar vieną dasirašyti. Aš mėgstu rašyti taip žemyn, kad nesusimaišytų, galima aišku vieną eilutę rašyti, bet aš rašysiu taip, daug aiškiau bus. Ir, pavyzdžiui, noriu, po defaultų mūsų tekstas yra Times New Roman, man atrodo. Aš noriu pakeisti į, tarkim, Arial, beros toks yra, aš jų net neprisimenu, reikės Wordą atsidaryti ir pračekinti, kokie ten geresni yra. Gerai, tada reikėtų rašyti, čia jau biškai sunkesnis bus. Font, brūkšnelis, family. Vėl dvitaškis. Ir užrašyti į kokį. Tarkim, Arial. Arial. Čia argi netoks yra skalbimų miltelių pavadinimas. Man atrodo šitaip. Bijau suklysti, nes gali būti klaidų. Gerai, refreshinam. Kaip matote, Arial mūsų suveikia ir įskalbė mūsų sakinį ir jis išsitempė biškį. Nors iš tikrųjų kalbos turėtų susitraukti. Nesvarbu. Esmė, kad mums pavyko padaryti tai, ką mes norėjome. Ir kaip matote, mes pakeitėme spalvą, pakeitėme būtent šriftą ir mes galim dar 1000 variantų pakeisti būtent paragrafui. Bet viską iš eilės ir gerai, keliaujam prie kitos pamokos. Daugiau informacijos rasite mano tinklapyje.